pasiekti, bet tai būtų didelė neteisybė. Antonas Denisenko, ukrainietis, jaunas ukrainietis 2008 metų gimimo, ir Denisenko padaro pasaulio jaunimo čempionato čia normatyvą, taigi ukrainiečiai pasipildo savo dalyvavimo gretas turbūt pasaulio jaunimo čempionate Rumunijoje šiais metais. Na, Lietuvos čempionu, atviro čempionato čempionu tampa Vadimas Naumenko iš Ukrainos. Sveikiname Vadimą. 4 minutės 23 sekundės 7/100. Labai prašau jūsų garsiai. Slava Ukrainai! Slava Ukrainai! Slava Ukrainai! Herojams slava, smert varagam! Silpnai Lazdynų baseinas atsakė į herojams slavą, bet viskas su to gerai, visą tai suprato mūsų ukrainiečiai, kurie buvo ką tik apdovanoti ir patys į tai atsakė, ir tai yra svarbiausia.